Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video pradėsim kalbėti apie modeliavimą. Tai tam panaudosiu monolitinę koloną, bet tuo pačiu kalbėsiu, kaip susikurti pjūvį, kaip susikurti 3D vaizdą, kaip susikurti naują elemento tipą, kaip elementą modifikuoti, kokios yra savybės, kuriant, į ką atsižvelgti ir taip toliau. Tai nebus vien tik apie koloną, kabins keletą kitų temų. Tai dabar esu savo modelyje šiaurinėme fasado vaizde, einu į level 1, į pirmo aukšto planą ir einu į konstrukcinių įrankių juostą, pasirenku koloną ir vienu žodžiu dabar matau viršuje, čia dešinėje pusėje, tokie yra pasirinkimai, kaip aš tą elementą kursiu. Tai, pavyzdžiui, vertikali kolona, pasvirusi kolona, kolonos šių susikirtimo vietose, kolonos architektūrinių kolonų vietose, uždėti žymą, kuriant koloną iš karto. Tai tokie yra pasirinkimai kiekvienam modeliavimo elementui, ar netgi ir dedant matmenis, čia būna pasirinkimai, kaip mes tą elementą kursime. Tada į šitą juostą reikia visada atkreipdėmėsi, kaip tas elementas bus kurtas. Tai pagal nutylėjimą, pavyzdžiui, bus depth nustatyta, tai reiškia elementas bus nuo šio lygio, jisai eis žemyn ir pagal nustatytą aukštą, unconnected, ir bus nurodytas aukštas. O aš norėsiu brėžti į viršų, todėl pasirinksiu height, aukštyn iki antro lygio ir dabar elementas bus pririštas prie pirmo ir antro lygio. Tai jeigu net ir turime daug aukštų, tai stengiamės elementus modeliuoti taip, kaip jie bus statomi. Ta prasme, nebrėžiam sienos iš karto nuo 1 iki 5 aukšto ar kolonos ir panašiai. Apačioje svarbi irgi informacinė eilutė, ko Revitas iš mūsų tikisi. Tai dabar jisai tikisi, kad mes su pele paspausime ir tiesiog sukursime koloną, arba paspausime space klavišą ant klaviatūros, kad ją pasuktume. Tai jeigu priartinsiu ekraną, matote, rodo kolonos skersvį ir paspaudus jinai būtų sukurta. Jeigu paspausiu space, jinai dabar pasisuka 90 laipsnių kampu, arba jeigu būtų, pavyzdžiui, įstriža linija, ant įstrižos linijos užeinu, paspaudžiu space, ją sulygiuotų pagal tą įstrižą liniją. Tai čia toksai dalykas. Dešinėje pusė pas mane yra properties langas. Tas properties langas gali būti dešinėje, gali būti laisvas, kiti deda čia įstato, taip naudoja, dar ir kiti stato šičia, vienu žodžiu, įvairiose vietose jisai gali būti, pagal nutylėjimą, tarkim čia. Tai tame savybių lange aš pasirinku, kokį elementą kursiu. Tai šitam šabloniniam faile yra tik tai dvi šeimos kolonų. Tai viena yra šeima M concrete rectangular column, tai betoninė stačiakampė kolona ir tam tikri jos tipai, ir yra metalinė kolona. Apie metalinės ir surenkamas kolonas kalbėsim kitą kartą detaliau, o dabar pasirinku vieną iš šitų kolonų. Ir tiesiog, jeigu noriu ją sukurti, spaudžiu, kurioje noriu vietoj sukurti, pasirinku, tarkim, čia, paskui ant ašių, ar ne, sukuriu tos elementus tokiu būdu, arba galiu pasirinkti, kad, pavyzdžiui, kursiu ties ašimis, add grids, ar ne, tai pasirinku kažkiek ašių, rodo tokias kolonas sukurtas, tačiau, kad jas iš tikrųjų sukurtų, dabar rodo tik tai, kur jos bus sukurtos. Jeigu norim sukurti, turim paspausti šitą užbaigimo mygtuką. Ir dabar tos kolonos yra sukurtos. Tas add columns architectural, tai architektūrinė juosto yra pasirinkimas, kad kurti ir konstrukcinės kolonas, structural column arba column architectural, architektūrinė kolona, bet čia yra daugiau tokie kaip apdailiniam elementui kurti, ir praktikoje nesu matęs, kad kas nors naudotų architectural column, bet aišku, nenustebkite, jeigu tai bus padaryta. Tai tos architektūrinės kolonos priklauso architektūriniai disciplinai, ten tam tikri matomumo niuansai gali būti. Tai dabar mes kūrime konstrukcinę koloną ir gelžbetonę, sukūriau keletą tų elementų. Dabar jeigu aš noriu, kad jinai būtų kitokio skerspjūvio, aš einu į šičia, į edit type ir, kaip ir sakiau, family tai yra šeima, būtent betoninės stačiakampės kolonos.
čia būtent monolitinės kolonos šeima. Ir jeigu norime kito, tai yra tipas, kur šiuo metu yra 3 tipai, o mes norime kitų matmenų, darome duplicate, spaudžiame, įvedame pavadinimą, tai pavyzdžiui 400 ant 400 ir aš stengiuosi laikytis to pačio standarto, tarkim, kuris čia buvo panaudotas. Aš aišku galiu naudoti savo standartą, bet tiesiog dėl tvarkos reikėtų bent jau savo kažkokią taisyklę pavadinimu išlaikyti visą laiką tokią pačią. Tarkim, iš pradžių plotis, paskui aukštis visą laiką pas jūs ar panašiai. Tai ta tvarka turėtų būti, tai šiuo atveju laikausi tos, kuri buvo čia. 400 ant 400. Čia yra pavadinimas, o čia yra parametrai, kurie kontroliuoja to elemento dydį. Tai B yra plotis ir H aukštis, ar ne, to stačiakampio. Pakeičiu vertės, spaudžiu OK ir dabar jau matote, kad čia savybių lange rodo, kad aš jau kursiu šitą elementą. Dar ką savybių lange rodo, tai kokia bus medžiaga priskirta šitai kolonai ir kokie bus apsauginiai sluoksniai. Tai ten kuriame armatūrą, tie apsauginiai sluoksniai turi įtakos. Tačiau mes juos bet kada galime pasikeisti, tai čia nėra problema. Dabar, pavyzdžiui, sukursiu šitas kolonas, tarkim, irgi 3, ar ne? Tai norėdamas pamatyti, kaip jos atrodo 3D vaizde, tai spaudžiu šitą nameliuką, tai sukurs numatytai 3D vaizdą su numatytaisiais matomumo nustatymais, tai matau savo ašis, matau savo lygius ir matau savo sukurtas kolonas. Kaip naviguoti 3D vaizde? Tai sukinėju pelės ratuką prisertinu, Alt klavišas, jeigu užspaustas ir pelės ratukas paspaustas, tai galiu slankiot vaizdą, o jeigu Shift ir ratukas, užspaustas, tai tada galiu sukinėti vaizdą tiesiog, kad pažiūrėti iš kitos pusės. Jeigu pažymėsiu elementą ir naudosiu Shift ir ratuką užspaustą pelės, tai tada galėsiu aplink būtent tą elementą sukinėtis. Tai matau tuos savo kolonas sukurtas, matau, kad jos eina nuo 1 iki 2 lygio, 3D vaizde, ne čia. Dabar jeigu norėčiau dar pjūvėje jas matyti, tai aš galiu grįžti atgal į 1 aukšto vaizdą ir vėl čia šalia yra prie greitųjų mygtukų section, galiu pasirinkti šitą komandą ir tiesiog nubrėžti, kurioje vietoje aš noriu matyti savo pjūvį. Tai paspaudžiu vieną kartą, antrą kartą nenurodau pjūvio ilgumą, pjūvio gylis reguliuojasi su šitom rodiklytėm arba keičiant tiesiog čia įvedant kažkokią vertę, tai nurodo gylį, tarkim, tikslų. Čia galiu apsukti kryptį pjūvio, į kurią pusę noriu matyti, galiu paslinkti tiesiog, tai paimu, užeinu ant objekto ir su pele tiesiog paėmęs paslenku. Čia yra pats pjūvio simbolis, yra va šita galva ir šita galva, o šičia yra pjūvio ribas, va šitos rodiklytės ir šitos rodiklytės, kiek mes matysime. Tai į pjūvį galiu nueiti 2 kartus čia paspaudęs arba projektų medyje atsirado section 1. Tai nueinu 2 kartus, pavyzdžiui, pjūvį, paspaudžiu čia, atsiduriu pjūvį. Vertikalus, kiek apima pjūvis vertikaliai, pagal tuometinius elementus jisai tai padaro automatiškai, tačiau aišku viską galime keisti kaip ir vėliau, pavyzdžiui, išplėsti to pjūvio ribas. Paėmė už šito taip vadinamo crop view region, tai yra pjūvio ribų zona tokia. Tai šita zona matosi, tačiau jinai nebus spausdinama, jeigu, tarkim, įdėsime lapą ir ruošime dokumentaciją. Tai galime jos matomumą dar ir išjungti, galime išjungti, kad jinai neapkirptų to pjūvio. Pavyzdžiui, išjungsiu, kad neapkirptų, tai tada matysiu ir kitas ašis, nes pjūvio ribos tokios buvo. Čia matau, tie mano lygiai neapima visų ašių, tai šiek tiek paslinksiu. Ir grąžinsiu tą apipjovimą pjūvio. Ir dabar, tarkim, matau tas savo kolonas ir iš tikrųjų jos eina nuo 1 iki 2 aukšto. Pažymėjus koloną, galiu matyti jo savybės. Tai čia ir matosi, kad jinai nuo 1 aukšto eina iki 2 ir tos pačios apsauginių sluoksnių ir medžiagos savybės. Šį čia galime keisti, pavyzdžiui, parametrus. Jeigu įvesiu -500 pažymėtiems elementams, jos dabar pažymėjo. Aš šiek tiek praplėsiu pjūvio ribas, šiek tiek nuleisiu ašis ir matome, kad tos kolonos yra tiesiog per 500 mm žemiau.
tarkim, jeigu uždėčiau matmenį, ne, tai matome, kad čia 500. Tai taip pat galime susireguliuoti savo kolonų padėtį, parametrus ir panašiai. Jeigu norime pakeisti tipą kolonų, pavyzdžiui, irgi, bet kada galim pažymėti elementus, pasirinkti šitą šeimą ir parinkti tiesiog kitą tipą, ne? Tai dabar jau jos pasikeitė į kitus matmenis. Tai va, taip galime su kolonam dirbti. Tai susikūrėme pirminius elementus, o paskui galime dar dirbti ir toliau su jais. Tai pavyzdžiui, vieną elementą sukūriau vietoj, kurio jo neturėtų būti, tai pažymiu, spaudžiu delete mygtuką tiesiog ir ištrinu. Noriu turėti daugiau kolonų, pasižymiu kolonas visų pirma, atsidaro modify įrankių juostą redagavimo, kur yra tokios komandos kaip copy, move, align, mirror, ne, tai galiu tiek nukopijuoti, tiek paslinkti. Tai spaudžiu, pavyzdžiui, copy, nuo čia iki čia bus nukopijuota. Noriu paslinkti kolonas, galiu tiesiog pažymėti kolonas, paspausti move, nurodyti nuo kurio taško iki kurio paslinkti ir jos bus paslinktas. Dar kita komanda, kurią labai dažnai naudoju, yra align. Tai pavyzdžiui šita, taip, tai spaudžiu šitą komandą, pasirenku ašį, tarkim, ir tai reiškia, kad noriu prie šitos ašies sulygiuoti savo kolonas. Tai pavyzdžiui, spaudžiu čia, ir dabar reiktų vėl pažymėti elementą, prie kurio noriu lygiuoti ir vėl kurį elementą noriu lygiuoti. Jeigu noriu tai kelis kartus atlikti, galiu vėlgi, kaip ir koloną, kaip ir bet kurį elementą darant, galime pasižiūrėti į šitus pasirinkimus, ką mums duoda, kokių pasirinkimų. Tai pavyzdžiui yra multiple alignment, tai tiek čia pasižiūrėkite, tiek į šitą juostą ir vienu žodžiu atitinkamai įrankius naudokite. Tai pasirinku šitą grid, spaudžiu šitą koloną ir šitą koloną. Jau antrą kartą man nereikia grid pasirinkinėti, ne? Tai šitas alignment padeda daug kartų tai atlikti. Na, bet dabar, tarkim, išjungsiu ir dar kartelį šitą koloną prislinksiu. Yra ir daugiau čia įrankių, kuriuos galime naudoti, tai kituose video apie tai pakalbėsime. Čia sukūrėme monolitinės kolonas, kituose video kalbėsime apie metalinės kolonas, surenkamas kolonas, kadangi jos turi tam tikrų niuansų. Tai aptarsime kituose video, šitam video tiek. Iki.